Sudargai, gal tu geriau nedaryk to, aš tai man atrodo, kad tu nepataikysi tenai. Nu baig, Petruška, mane nervint vieną kartą. Aš prieš tai treniravausi su plešmašiniu manekenu, iš 3 kartus pataikė į obolį. Ne, nu dar tokio glūšaus nemačiau. Nu gerai. Gerai, vat jeigu dabar ateis didesnis glūšas už mane, nes tokių nėra, aš tada nemešiu, gerai? Supratau. Vau! Man atrodo, kad čia toksai... Neda. A jis tigras? Klausykit. Aš galvojau, kad jis vaškinis išgalvotas interneto personažas. Tylėk. Žodžiu. Klausykit. Čia aniolas tiesiog, angelas. Aš herojus, gyvas ar miręs. Miręs Ne, senelį, čia žinok toks Mineda. Ateik pas mane, žinok, mano draugas Antuanas de Saint-Exupéry. Mažai princą, vat būtent tokį ir įsivaizdavo, tik gal šiek tiek didesnėm ausim. Jis eina miegot, viskas. Tu eini čia, aš einu miegot, viskas. Aišku? Žiūrėk, tikrai tikras. Tikras. Nemelavo gandai. Tu nieko nebijok, mes tave pasaugosim, tau nieko blogo nepadarysim. Abaliuką duosiu. Abaliukas gerai. Paimkite šio peilį. Baikit virkinti jaunolį, prašom, minėtas. O čia tu kas toks? Praeikit, aš esu šitų namų šeimininkas. O, Bronislavas. Eikit čia, prašom. Ponios ir ponai, čia yra Mindaugas Jonušas. A čia ne brolius. Liberaldemokratas, moterų, galbūt ir vyrų numylėtinis, kuris šį vakarą parodys, kas yra Minedas. Ponas Mindaugai, pirmas toks klausimas jums. Aš jums turiu pirmą klausimą. Po manęs. Gerai, ponas. Jūs rimtai ir apsivetinėjate? Aš visada per daug rimtai. Durnioju. Supratau. Dabar jūsų klausimas man. Žiūrėk, gerbiamas Lebronis ir visą šitą įsigimėlių šeiminėlę. Taip. Kai aš kalbu, jūs tylit. Kaip jūs matote, aš tyliu. Jeigu jūs čia skeryčiusitės, mes būsim priversi jūs išguiti už durų ir jūs netapsit mūsų laidos herojų. Tai aš gal ir raminuosiu. Patylėkite. Gerai jau. Taigi, nepaisant jūsų skeryčiuojimąsi, vis tik tai mūsų žmonėms, žiūrovams labiausiai yra dominantis 2 klausimai. Kada visą tai prasidėjo ir kada vis tai pagaliau baigsis? Prasidėjo viskas nuo beprotiškos nesąmonės, o viskas baigsis akmens keliuose. Kelias į kapines. Supratau. Kelias į žvaigždės gal? Į kapines, bronių. Kapines traktuojat kaip žvaigždės, supratau. Sakyti, gerbiamas Mindaugai, tai, kad jūs esat pas mane laidoje, tai čia labiau garbė jums ar čia labiau gėda man? Čia man kažkaip, man turbūt gėda. Jums, kad jūs pas... Ne, aš nepastovėm, kad tokius šeimą turi kažkaip labai jau nekultūringai. Jūs norit kraujomaišą, niekom nesiskiria nuo jūsų praktiškai. Sakykit, Mindaugai, esat nuo huligano gavęs per veidą, kada... Ant snukio, jo? Per koncertą kažkas, žinau, incidentas buvo, ne? Ne, tiesiog buvo per daug patauginta alkoholio ir nemokėjimas apsiginti paskutiniam lochui, bet ne broniai. Klausykit. Iš viso tu tylėk. Ko jūs mane puola? Gal jisai galėtų tas mažasis princas nupiešti avį? Va. Galėtume gal žmogui avį nupiešti, jeigu jau taip prašo, ponas Minedai. Čia jį nupiešti kaip avį. Avį! Ir parašyti paskui tave. Tai tipo stalas, jisai neslūša, ne? Ne, jis neturėtų sulūšti, nebent jūs daužytumėt su juo į savo galvą. Katrą galvą? Nu, tą, kurią turite. Jūs nevaizduokit iš tavęs 2 galvės slibino, esate tik tai su viena galva, bet ir jos pakanka. Čia bus į tuo vis. Duokit pažiūrėti. Panašiau į kažkokį... Nu va, jaunuolis nusipiešė autoportretą ir apačioj pasirašė Minedas. Gali pažiūrėti. Čia jisai Minedas. Panašus! Jūs kaip priėmė į partiją, jūs kaip nors išventino, ar pats Paksas galbūt
Aušrinio Marinė paviljonėje, kaip jis padabojo, patapsėjo per kudliukus jūsų. Patapšnoja, žinok. Patapšnojo. Jūs esat pats tas, ant kurį reiktų tapšnuoti, aš skaitau. Pakso akimis žiūrinti. Pastaruoju metu, ne? Sakykit, jūs išleidot minėto būdu albumą, kuris vadinasi, cituoju, geriausias albumas pasaulyje. Lebronas laidoje dar kitą kartą bus. Kalbant apie pavadinimą minėtas, Mindaugas, prašau, ar jūs pats esat klausęs tą albumą? Ir jeigu klausęs, tai... Ir jeigu klausęs, kodėl jūs jį taip užvadinote? Aš tau turiu beprotiškai fantastišką žinią. Bus nauja daina iš naujo albumo. Blusus peršokodu. Kodėl iškeikėsi? Klausyk tu, Zofilė. Sakykit, ponė Mindaugai, turėdamas tokį populiarumą, jūs turbūt maudote šlovės spinduliuose ir... Jūrose. Aš turbūt dažnas atvejis, kai jūs ryte prabundat lovai su dailė pupytė arba dailė pagyvenusią moteriškę. Čia kaip įkoga, ne? Bet turtinga, aišku. Kaip Prunskienė? Jau, šio. Koksą padarot takelį iš pat ryto ir auksinių mobiliakų skambinat kitai tokiai žvaigždžiai kaip jūs. Rožių kelėnė. Ir apie ką jūs šnekat su Andriumi Miškiu? Aš matai skambinu Jordanai ir klausiu, myli mane ar nemyli? Jordanai? Ja. Butkevičiai? Butkevičiai, taip. Sakykit, teko girdėti, kad jūs turėjote nelabai tinkamus santykius su mokinukėmis. Žinot, kad už tai baudžiama yra, netgi jūs būtumėt nubaustas. Jo, Lebronai, kokios tavo žinios yra pasenusios, beje, mažai tau linkėjimai nuo manęs. Kas sakai? Reikalas. Jis tave mažai pavadino. Čia mokinukai mažai, aš už tave, žinau. Kažkada į vieną renginį ant raudono kilimo buvai vedinas... Mergička, ne? Tokia čia kaip pikuoga, tokia nebloga, ne? Kuri... Kaip jūsų patiristė tokia, ne? Kaip vėliau tapo žinoma, buvo tuo metu be kelnaičių. Jinai buvo su, bet nieks jų nematė, ha. Ar tu pats tuo metu buvai be kelnaičių ir tu buvai užsidėjęs galbūt vienas iš jos kelnaičių? Aš buvau užsirengus užsidėjęs jos, iš tikrųjų, dėl to nieks ir nematė, taigi paplokime Lebroniai. Kiek merginų po savo koncerto įsileidė į savo liukso kambarį užkulisiuose? Visada, visas, iki vienos. Ir su visom... Aš pajėgus. O klausykit, brendžio nieks neturit? Turim nuo praeitos laidos Višniuko Sysalus, kur buvo Ferdinandas. A, jis taip ir neišgirdėjau? Ne, tai gali minėtą pavyzdžių. Galačių nedomina. Mes kaip pasėlį įlaikom, kad ištirtume, kokiem antibiotikam jis neatsparus yra. Kas toks iš jūsų čia? Višniukas. Ai, Višniukas. Višniuko čia nėra. Višniukas yra tas, sporto minėdas, vadinkime. Įdomu. Lalailas veidas, ne tas. Esam girdėję, kad turėjai masės... Esam, ar tu esi? Visi mes esam girdėję, kad... Jūs esate girdėję? Sakykit taip. Netgi nežinote, apie ką kalba. A jūs esate girdėję? Taip. Ir ką esate girdėję? Tu pasakys. Tai tas nieks neklausia. Nepertraukinėk. Kaip ponė minėdė, čia nėra tiesioginis eteris ir visas jūsų pezėjimas čia atsitvaldo situacija bus tiesiog iškriptas velniop, taip kad neužit burnos. Mano bus paliktas, nes aš čia valdau viską.